Jos veikia. Ką juos? Gyventojus, aišku, gyventojus iš pirmo aukšto tiesiog negali nieko daryti. Kai pradeda trosą šitą tampyti, žinokit, taigi neįmanoma išbūti kambarį, duod ir kriaušę, pakabinant tokį bloko kriaušę, tai kai pradeda daužyti, net šaldytuvas dreba. Ne jų patalpos, ne jie čia reikalingi. Savo problemas tokį sprendžia kitur, ar išsinuomoju, kur paus ar nusiperku, jeigu nori sportuoti, tai jau sportuoju. Susipyko visi trys Stasiai, jaunimas ir vieno Deltuvos gatvės daugiabučio namo gyventojai. Mačio namo Rūsyje vienas Stasių nuo seno įsirengęs kultūrizmo filialą. Jame jauni vaikinai sportuoja, tobulina savo kūną. Visaip. Ant vinių guli, kenčia, svarščius kilnoja, kriaušę daužo. Namo gyventojai nepatenkinti šią veiklą. Kada reikia nueiti į Rūsiją, kad ir 10-9 valandą baisu eiti. Nes čia muzika, ten ir panelių girdėt, čia jie ne vien sportuoja turbūt. Gal muzika labai garsiai leidžia? Muzika vos groja magas 25 metų. O ką tu darysi su tais raumenim? Kaip ką, nieko? Dėl grožio? Kodėl Stasiai reikia čia Rūsy sportuoti, ar čia nėra salių? O iš kur pas mus tos salės? Pas mus tam merdinčiam mieste sportas iš vis merdi. Jaunuoliai kultūristai aiškino, geriau jiems Rūsyje raumenis tobulint, nei gatvėn išlaistytis. Namo gyventojai energingai dėstė.